visomis sąlygomis. Pasižiūrėkit, koks yra kilimas. Lova yra labai sena, gal prieš 60 metų pirkta, o tokiom žiauriomis sąlygomis jinai gyvena, todėl kad Visockas Arūnas suklastojo žemės nuomos dokumentus. Jis pasirašė panaudos sutartį. Panaudos sutartis negaliojanti, be mamos parašo, pavardės ir vardo. Taip sakė advokatė, kad jinai yra negalio. Taigi Arūnas Visockas disponuoja negaliojančią žemės sutartimi, žemės nuomos, kai sakau, jinai yra suklastota, ta suklastota sutartis, jinai labai gyvena žiauriomis sąlygomis. Tai koks, nes... Ar tu atvažiuosi, bledė, man geriau, ar šitas, jūs abi bet bledėt, sveikini žmonės geri, iš manį netimsi, nei to atimsi Visocko. Va, matėt, mama jau yra iš tikrųjų labai žiaurio, labai jau tikrai gyvena, jinai nusilpusi, jinai neprotauja, aš kai atvažiuoju, jinai manęs net pažino, jinai labai nervuota yra. Labai nervuota yra, iš tikrųjų, šitas žmogus yra ir pažiūrėkit, šitą lovą jau turėjo būti prieš 3 metus nupirkta ir šita spinta yra dar mano tėvo dėduko, pažiūrėkit, sena spinta yra. O ką man tų spintų, apie aš pavalgius ir šiltai gyvenu, o mano spintas auksų, paverskit auksų, man nereikia spintų. Matot, aš jums net parodau, žmogus jau net nesiorientuoja, pažiūrėkit, kaip jinai rėkia, tai va tokiom sąlygom palikęs Arūnas Visockas va taip laiko ją, nes mama per metus negauna 1260, bet per matot, žinot, va, matot, žmogus jo, kaip yra. Kas čia norit gal Visocko bledės paims? Mane imkit ir nužudykit. Va, matot, jo, iš tikrųjų, šiandien va, kviest gal reiks ir policija, ir greitoji, baigiau vaizdelį, einu kviesti. Ir